Labas draugai, šį kartą antradienį. Atėjo dar laikas dar vienai paskaitėliai. Tęsim šių metų paskaitų ciklo Žmogus nedaloma visuma. Šiandien kalbėsime apie baltymus. Trečioji laida. Ačiū, kurie žiūrit, kurie domitės, o kurie ne, dar turbūt ateis laikas ir jums. Gerai, tada negaištam ir einam tiesiai prie skaidrių. Taip. Sekundėlę. Tai tipinis ekranas. Šiais metais pradedam viską su šitą skaidrę. Žmogus, tęsiam fizinio kūno temą. Apie ją šnekėsim daugiausiai. Be abejo, po to šiek tiek pašnekėsim tiek apie sielą, tiek apie dvasią. Bet šiandien, kaip ir sakiau, baltymai. Dar kartą priminsiu, kad mano tikslas visgi yra jūs sudominti, pasakyti tą bazinę informaciją. Šį kartą apie baltymus, sukelti jums įdomumo ir norėjimo domėtis jausmą. Sakiniai yra parašyti taip, kad jūs įsivedę į naršyklę ar savo DAI įrenginį galėtumėte ieškoti daugiau informacijos. Taigi, pasistengsiu dar apie 20 minučių, ilgiau jūsų neužlaikyti. Tad važiuojame. Taigi, kas yra baltymai? Jeigu turite klausimų, galite rašyti. Kažkurios pamatysiu šnekėjimo metu, jeigu pamatysiu, pabandysiu atsakyti, jeigu ne, paruošiu atsakymą atskirai. Taigi, kas tie baltymai? Pagrindinė kūno statybinė ir statomoji medžiaga. Praeitą seminarą būtent dariau apie angliavandenius. Taigi, pagrindinis skirtumas, kad angliavandeniai yra pirminė statybinė medžiaga, pirminis energijos mūsų šaltinis, o baltymai nėra skirti energijai gaminti. Jie gali atlikti tą funkciją, tačiau jų pirminė funkcija yra statyti ir atnaujinti mūsų organizmo ląsteles, DNR grandinę, fermentus ir begalę daug visokių kitų dalykų, kurie susidaro iš baltymų. Taigi, baltymai be abejo yra suskaidomi į amino rūgštis ir tai yra ypatingai svarbu. Šitas procesas vyksta, aišku, skrandyje. Be virškina mes galime netekti daug nesuvirškinti baltymų, nei skirti visų amino rūgščių, bet tai pašnekėsim per kitas laidas šiek tiek daugiau būtent apie šios dalykus. O dabar viena apie pačius baltymus ir jų sintezę, ką jie veikia mūsų organizme, kokia yra šito nauda ir panašiai. Taigi, kaip ir minėjau, baltymai yra sudaryti iš amino rūgščių. Tai yra 20 amino rūgščių, mums labiau yra aktualios 9 nepakaitomos amino rūgštis, kurių mūsų organizmas negali pats pasigaminti. Todėl mes jas privalome gauti su maistu. Jeigu mes negauname visų 9 amino rūgščių, mūsų organizmas turi suktis iš padėties ir iš kažkur tiek jas gauti. Sakykime, mes gauname 7 amino nepakaitomas rūgštis, bet organizmas negali su 7 rūgštim atlikti visos baltymų sintezės. Tai jis turi vienintelį kelią pradėti ardyti mūsų organizmą. Tada prasideda katabolizmo procesas, mes ardome savo raumenų struktūrą, kažkokius fermentus, ląsteles. Galbūt tos ląstelės galėtų ir turėtų atlikti tokią funkciją. Tačiau kadangi mes nebeturime tų kelių amino rūgščių, kurių mums labai reikia, organizmas jas pasiims, kad galėtų atlikti savo darbą. Pavyzdžiui, regeneruoti DNR. Dėl to dažnai žmonės bijo persivalgyti baltymų. Iš tikrųjų, didesnė problema šiais laikais yra, kad mes esame deficite. Kokius baltymus reikia valgyti? Augalinės kilmės ar gyvulinės kilmės, mes to ir pašnekėsime. Kaip ir matot, pasekmės yra prastas atsistatymas, mažėja raumenų masė, trūksta fermentų ir hormonų, silpsta nervų sistema, krenta energija. Kiekvienoje laidoje paminėsiu, kad yra 3 makronutrientai, tai yra baltymai, angliavandeniai ir riebalai ir visi jų mūsų organizmui yra žūtbūt reikalingi. Tad galima laikytis dietos trumpai, nes tai yra dieta, tik baltyminės, tik angliavandenių ar tik riebalų, ar kažkokias mišres be vienos, tačiau mes turėtume akcentuotis į pilnavertę mitybą ir naudoti visus makronutrientus. Tai yra tiek angliavandenis, tiek baltymus, tiek riebalus. Šiandien apie baltymus,
kita laida bus apie riebalus, apie angliavandenius jau šnekėjau prieš savaitėlę. Galėsite video pasižiūrėti, įdėsiu nuorodą po savo šiuo webinaru. Čia yra 9 nepakeičiamos amino rūgštys, jų pavadinimai, jų tikrai atmintinai nereikia žinoti, nes tą informaciją lengvai mes galime susirasti internete. Taip, pilnaverčiai baltymų šaltiniai. Yra įskirta būtent gyvulinės kilmės ir augalinės. Na, kiaušinis ne veltui yra numeris 1 prašytas, nes gamtoje kiaušinis skaitomas labiausiai pasisavinamas produktas. Jam suteikiama 100% pasisavinamumas. Kol kas nesigilinkime į mūsų skrandžių fermentus, rūgštingumą. Tiesiog tai yra lengviausiai pasisavinamas produktas, kuris tik yra. Taigi, kiaušiniai nėra priešas, apie tai dar galėsiu šiek tiek daugiau pašnekėsiu. Taigi, jeigu imsime kiaušinį 100%, tai apačioje esanti žuvis, nesvarbu kokia tai būtų, tunas, menkės, sardinė ar lašiša, paukštiena, jautiena, varškė, pienas ar iš rūgų baltymai, jų pasisavinamumas yra mažesnis, 80, 70, kai kur 60, bet netgi ne tai yra esmė. Esmė mes turime gauti visas nepakeičiamas amino rūgštis ir būtent šie produktai jas visas turi, taip pat ir augalinės kilmės turi. Tai yra sojų pupelės pirmoje vietoje yra dėl to. Tai gali būti arba kiti produktai sojų. Soja iš tikrųjų yra labai turtinga baltymais, jinai turi 100 gramų apie 37 gramus. Tuomet bolivinė balanda turi panašiai apie 14, grikiai dar mažiau, čia sėklos irgi panašiai, kanapių sėklos spirulina dar šiek tiek mažiau. Tačiau šitie visi produktai turi tinkamą amino rūgščių grandinių seką savo savyje. Dėl to jie mums tinkami. Gaila, su augaliniais produktais surinkti baltymus yra iš tikrųjų gana sudėtinga. Jeigu mūsų palaikymui reikėtų panašiai 1,2-1,5 gramo kilogramui, taigi paskaičiuokim, kiek maždaug mums reiktų suvalgyti augalinės kilmės baltymų, kad galėtume papildyti savo racioną tiek, kiek mums reikia. Na, sakykime, jeigu statistinį europietį 75 kg, padaukim iš 1,9 yra 90 gramų baltymo, tiek reiktų kiekvieną dieną gauti. Ir dar gerai, kad jie būtų būtent pilnos amino rūgščių grandinės. Bent jau kad turėtų 9 nepakaitamos amino rūgštis. Taigi, jeigu mums reikia surinkti 90 bent jau gramų baltymų, jeigu mes tai norėtume padaryti, pavyzdžiui, iš bolivinių balandų, tai mums reiktų suvalgyti 600 gramų. Na, tai yra nežmoniškas kiekis ir čia sausų balandų. Tai yra, neįmanoma arba beveik neįmanoma. Na, sojos turi 37, reiktų suvalgyti 300 gramų. Tai yra sausų soja. Jeigu mes jas išvirsim, svoris pasikeis bent 2 kartus, tai jau reikės suvalgyti 600-700 gramų. Na, žodžiu, surinkti augalinės baltymus iš augalinės kilmės yra iš tikrųjų sudėtinga, dėl to mums reiktų juos surinkinėti kartu su gyvulinė kilme, maišydami tam tikrą proporciją, apie kurią pašnekėsiu taip pat truputį vėliau. Taigi, raumenų auginimui, ką daro nedaug žmonių, reiktų dar šiek tiek didesnio kiekio, na ir vyresniems negu 40 metų tas poreikis didėja. Gal ne kiek poreikis didėja pačių baltymų, bet jų kokybė turėtų būti tuomet jau nepriekaištinga. Nes maždaug nuo 40, netgi šiek tiek mažiau, mes kiekvienais metais prarandame apie 1 gramą savo raumenų svorio. Ir sulaukus 60 esam tikrai kritinė situacija. Na, sprendimo būdas išties labai yra paprastas. Tai ne tik, kad surinkti tinkamą baltymų kiekį, bet aišku, mums reikia raumenis lavinti. Kol mes raumenis lavinsim, jie neturės galimybės nykti. Tad mūsų organizme nevyks katabolizmas. Ne vien dėl to, kad nesurinkame amino rūgščių, bet ir dėl to, kad jie nejuda. Na, čia paminėta, kad treniruočių metu baltymai reikalingi ne tik, aišku, raumenys, bet ir centriniai nervų sistemai. Na, aišku, kai kalbu apie baltymus, mums iš tikrųjų reikia amino rūgščių, nes baltymai įskyla. Sekantis produktas baltymų yra amino rūgštis. Iš jų taip pat gaminami ir neurotransmiteriai, tai yra cheminiai junginiai, kurie perduoda informaciją. Be iš amino rūgščių gaminamas ir serotoninas, dopaminas, tai yra mūsų laimės hormonai. Dėl to kartais, kai nėra nuotaikos iš tikrųjų, žiūrint iš
cheminės pusės mums gali būti tiesiog baltymų trūkumas, aminorūgščių trūkumas. Na, daug šnekama iš tikrųjų apie gyvulinės kilmės baltymus, augalinės kilmės baltymus be abejo. Tai gyvulinės kilmės baltymų didžiausias minusas yra tai organizmo rūgštinimas, tai būtent dėl sieros aminorūgščių, kurios susidaro. Sakau, dabar tik tai kol kas nesigilinam į virškinimo visokius procesus, nes norint suvirškyti baltymą, ypač gyvulinės kilmės baltymą, mes turim turėti tinkamą pH savo skrandyje, maždaug apie 1,5. Dažnas žmogus turi šiek tiek per didelį rūgštingumą, dėl to mes negalime pilnai suskaidyti. Jeigu pilnai nesuskaidom baltymų, lieka baltymų nesuskaidytų mišinių, kurie neskyla taip, kaip reikia, ir jau mūsų organizmas net pažįsta tų metabolitų suskaidytų. Ir tai jau tampa nuodas, iš jų išsiskiria kenksmingos medžiagos bei taip toliau panašiai, bet mes apie žarnyną, apie organizmą šnekėsim kitose laidose, aš daugiau papasakosiu. Dabar esmė, ką baltymai daro mūsų organizmui ir kiek jo visgi mums reikia surinkti. Taigi, jeigu mes valgome daug gyvulinės kilmės baltymų, mes rūgštame savo organizmą, tai turbūt jau esate girdėję. Labas vakaras, Vilma. Kadangi skrandžio rūgštingumas, skrandžio pH yra maždaug tarp 7,5 ir 7,45, maždaug tam tarpe. Ir jeigu mes šiek tiek daugiau nukryptume, mes mirtume arba nuo užrūgštimo, arba nuo šarpinimo, tai organizmas be abejo per slaptus ryšius vis tiek palaiko kraujo pH. Tačiau tai mums kainuoja kitus dalykus. Kai organizmas per rūgštus, ypač nuo gyvulinės kilmės baltymų, mes labai daug naudojame mineralų, kalcio, magnio ir kitų mineralų, kurie organizme šarmina mūsų organizmą. Taip mes išiminėjame mineralus iš savo kaulų, iš savo plaukų, iš savo odos, iš ten, iš kur nenorėtųsi jų išiminėti. Dėl to turėtume iš tikrųjų išlaikyti tam tikrą rūgštinių ir šarminių produktų santykį, tai maždaug būtų 80 ir 20. Tai yra apie 20% rūgštinių turėtų būti, tame tarpe būtent yra baltymai gyvulinės kilmės ir apie 80% augalinės kilmės. tą dalyką mes galima šiek tiek be abejo koreliuoti su, pavyzdžiui, papildomais maisto papildais, papildomų mineralų naudojimo, taip pat naudodami tam tikrą kiekį druskos, nes būtent vienas iš pagrindinių sudėdamųjų skrandžio rūgšties dalių yra druska. Be abejo, turėtume naudoti ne stalo druską, nes ten lieka tik 2 mineralai. Jeigu naudotume Himalajų druską, kuri yra per 80, gali būti keltų druska, kuri turi šiek tiek daugiau negu 80, Baha Gold druska, turi dar šiek tiek daugiau, link 90 mineralų, tuomet tas dalykas būtų naudinga. Bet ir vėl šiandien tik tai trumpai apie tai. Taigi, problema net ne baltymai, o disbalansas. Dėl to suskaitęs vieną knygą po tobulas mišinys dėl šarminio produktų produktas, jeigu mes valgome 100 gramų gyvulinės kilmės baltymų, sakykime, valgom 100 gramų, tarkim, jautienos. Tai šalia būtų idealu 3 kartus valgyti daugiau daržovių. Valgydami tokių santykių mes savo niekada blogo nepadarysim. Tačiau 100 gramų jautienos suvalgyti yra labai lengva, bet 300 gramų daržovių nėra lengva. Tiesa? Turėkite minį 1:3, tai mes įspręsime visiems laikam problemą šarmingumu ir rūgštingumu. Bent jau kalbant apie mėsą. Taigi, baltymų trūkumas. Tai yra silpstantis plaukai, nagai, oda, raumenų nykimas, vangumas, ilgas žaizdų gijimas, dažnos infekcijos, sumažėjęs libido, hormonų disbalansas. Tie dalykai turbūt šiek tiek vyresnio amžiaus žmonėms yra labai įprastas, nes statistiškai labai daug žmonių iš tikrųjų nesurenka tinkamo kiekio baltymų. Taigi, kada baltymai tampa problema? Kai valgom per mažai riebalų arba angliavandenių, todėl baltymai naudojami energinė statybai. Kaip jau minėjau mūsų laidelės pradžioj, baltymų funkcija nėra maitinti mūsų kūno energijai, tai yra statybinė medžiaga. Visi mėgsta tą statybinį pavyzdį, tai lyg plytos būtų. Tai energija galėtų būti angliavandenių pats statybininkas, kuris dėlioja plytas. Bet pati plyta neturėtų būti naudojama kaip energija.
be abejo, jeigu kalorija yra kalorija, jeigu mes valgysim labai daug baltymų ir mums trūks kalorijų iš angliavandenių, iš riebalų, mes be abejo skaldysim baltymus, jį naudosim energijai. Ką dar apie baltymų, skaldymą reiktų paminėti? Kad būtent daugiausia energijos organizmas naudoja skaldydamas baltymus. Tai gaunasi ir termoefektas. Jis aišku nėra toks kardinalus, kad mes labai daug sudeginsim riebalų tuo metu, bet iš tikrųjų valgant baltymus ir juos skaidant, organizmas naudoja 30% daugiau energijos negu skaidytų angliavandenius. Tai irgi būtų naudinga žinoti. Dėl to tinkamas kiekis baltymų dar šiek tiek ir pareikalauja daugiau energijos. Kadangi tokias laidas dažniausiai žiūri žmonės, kurie turi problemų su antsvoriu, tas irgi yra naudinga žinoti. Na, kai per daug baltymų mes galime, aišku, apkrauti savo inkstus, tam reiktų didesnio kiekio vandens, bet, kaip sakau, čia yra reta problema. Suvalgyti per daug baltymų, per daug būtų maždaug 2,5-3 gramai kūno kilogramų, tai reiktų apie 250 gramų suvalgyti baltymų, kad jau stipriai perkrauti savo organizmą. Tai nėra taip lengva. Jeigu imkim tą pačią jautieną, 100 gramų turi 25 gramus, tai mums reiktų suvalgyti 600 gramų jautienos per dieną, tai nėra tiek mažai, ne? Čia yra parašyta, dar pasižymėjau būtent, kad ir riebalų trūkumas turi bendrą santykį su baltymais. Dėl to galėtų sumažėti ir hormonų sintezė. Testosteronas, DHA. Testosteronas, turbūt visiems žinoma, tai yra vyriškas hormonas, kuris atsakingas ne tik už lytinius, aišku, dalykus, už daugelį kitų, bet apie tai ir vėl pašnekėsime kitose laidelėse. DHA tai yra pirmtakas testosterono, tuos galima dalykus pasidaryti. Jeigu darote tyrimus ir jums yra įdomu testosteronas, tai pasidarykite testosterono, laisvo testosterono kiekį. DHA taip pat, tas apsako, kaip visgi mūsų hormonai veikia, kaip ta pati testosterono gamyba, kokiam lygmenį vyksta, ne? Taigi, baltymų kokybė, kaip ir minėjau, iš tikrųjų svarbiau negu kiekis. Taigi, praktiniai patarimai. Stebiu dabar vieną mokslininkę, kurį laiką stebiu 7 metus, jinai tyria būtent žmogaus raumenis, jų augimą, jų vystymą, jų nykimo priežastis, būtent sąsajas su baltymais. Tai jau sena naujiena ir kad mes turėtume suvalgyti vienoj porcijai panašiai apie 30 gramų baltymų, ypač ryte. Tai mokslo daktarė Gabrielė Lyon visgi šitą neigia ir sako, kad pirmo valgio metu būtų gerai 40-50 gramų visgi suvalgyti. Kaip pavyzdys, kiaušinis turi panašiai apie 6-7 gramus nuo dydžio priklauso baltymų. Taigi, nebūtinai per pusryčius reikia suvalgyti 7 kiaušinius, bet kiaušiniai jau yra geras produktas. Dar aš turiu parašyti, kaip aš nekėsiu kitos skaidyti truputį daugiau. Taip pat labai puikiai tinka, be abejo, galima naudoti proteino kokteilius. Aš pats asmeniškai nedarau jokios reklamos, bet naudoju Herbalife kokteilį. Tai yra sojų baltymų pagrindų, bet jame, kadangi yra šiek tiek angliavandenių, šiek tiek riebalų bei vitaminų ir mineralų, tai iš gera dienos pradžia. Jūs galite naudoti kokį nors kokteilį, galite gerti aminorūgštis, tai būtų EAA, trumpinys, tai būtų visos nepakaitomos aminorūgštis, arba galite pirkti, aišku, papildas su visom 20 aminorūgščių, jų tokių irgi yra. Tačiau aminorūgščių kiekis bus reikalingas gana didelis, bet kombinuojant dienos metu tiek kokteilius, maistą, aminorūgštis atskirai, mes galim pasiekti puikų rezultatą. Taigi, pirmas mūsų maistas labai svarbus yra mums atsikėlus. Rekomenduojame per pusę valandos nuo prabudimo, nenušlipimų iš lovos, suvalgyti savo pirmą maistą ir labai gerai būtų, kad jisai turėtų 40 gramų baltymų. Kaip sakau, kokteilis nuostabu. Išlipus reiktų iš pradžių išgerti vandens, nes per naktį mes dehidratuojam, juk kvėpuojam. Per naktį panašiai 300 gramų turbūt išalsuojame skysčių, turbūt taip yra. Dėl to ryte mums labai svarbu pirmiausiai papildyti skysčiais, idealu būtų vanduo su citrina įspausta, šiek tiek užkurtumėt savo žarnyną, ir tada baltymai.
Baltymai gali būti, ne vien baltymai be abejo, gali būti kažkoks ir angliavandenių mišinys. Čia jau galima dėti daug ką, bet reikia turėti omeny, kad kiekvieno maisto metu mes turėtume suvalgyti, nuo tų, jeigu ryte valgom 40, tai po 20-30 gramų kiekvieno maisto metu. Ir taip mes nesunkiai surinksime baltymų kiekį, kuris atsakingas už visą mūsų kūno statybą. Kaip ir minėjau, kombinuokite gyvulinius ir augalinius šaltinius, pavyzdžiui, kiaušinius ir kvinorą, daržovę. Čia be abejo ne pagal skonį sudėta, o pagal aminorūgščių balansą. Kiaušinis ir kvinoja, tai yra bolivinė balanda, turi visas aminorūgštis. Tačiau jeigu valgytumėt, pavyzdžiui, pupeles, kur trūksta 2 aminorūgščių, galėtumėt valgyti su ryžiais, kas vėl maistinių atžvilgių gal nėra ypatingai protinga, tačiau taip, papildydami vieną su kitu augalinius produktus, gautumėte visas aminorūgštis. Bet aš vis tiek, jeigu nesate veganas ar vegetaras, vis tiek siūlyčiau naudoti tiek gyvulinės, tiek augalinės kilmės baltymus, bei nepamiršti šalia valgyti šarminių produktų, kaip ypač su mėsa, daržovių. Kaip ir minėjau, santykis 1:3 būtų idealus. Tai sunku realybėje padaryti, bet bent bandykite būti kažkur arti to. Taip pat dėl baltymų virškinimo būtų gerai fermentuoti produktai. Idealus turbūt produktas yra rauginti kopūstai, taip pat tinka ir agurkai, tačiau jie neturėtų būti rauginti su actu, nes actas ne visada tinka žarnynui, ypač tas, kuris pirktiniuose būna. Jeigu patys gaminat savo actą, jis labai gerai jūsų žarnynui bus, patikėkit manim, tačiau retas žmogus, kuris tai daro. Taip, vanduo, druska, magnis būtų baltymų metabolizmui, čia yra faktas. Ir be abejo, mums būtų labai svarbu pakankamą kiekį suvartoti tiek angliavandenių, tiek riebalų, kad turėtų organizmas iš kur gauti energijos ir kad nereikėtų tų ir taip jau sunkiai surinkamų baltymų aukoti energijai. Gerai, žiūrim toliau paskutinę skaidrę, kiek mes šį laiką užtrukom, 22 minutės, sakyčiau visai pagal planą, tai porą minutėlių ir baigiam. Taigi, trumpa santrauka, apie ką mes šiandien šnekėjom, baltymai yra gyvybės pagrindas, tai yra faktas, tačiau nepamirškit, mums reikia visko, tiek baltymų, tiek visgi angliavandenių, tiek riebalų. Jeigu trūksta bent vienos aminorūgšties, ką aš šnekėjau pradžioje, DNR grandinė stringa. Be abejo, tai nenustoja mūsų DNR grandinė naujintis, tačiau jai tenka tas aminorūgštis gauti iš kažkur kitur. Jeigu mes neduodame su maistu, tada be abejo turi pradėti katabolinius procesus ir ardyti mūsų organizmą. Raumenis ar kažkokias kitas ląsteles ir iš jų pasiimti tą vieną kitą reikiamą aminorūgštį. To neturėtų būti, dėl to labai svarbu surinkti aminorūgštis, tas 9 būtinasias ir kiekvieną dieną gauti. Idealu būtų kiekvieno maisto metu, tada organizmas visada galės dirbti sklandžiai. Taigi, kiaušiniai. Tiek daug mitų apie kiaušinius. Dabar skaitau Patriko Halfordo knygą, jau 3 berods knygą. Tai ką jis kalba apie kiaušinius? Patrikas Halfordas, pastumėkit, yra tikrai aukšto lygio mitybos specialistas, pasaulinio lygio aukšto lygio. Jisai savo senoje knygoje 20 metais, berods pirma knyga buvo išleista, kurią skaičiau, ne jo pirma, bet kurią pirmą skaičiau knygą. Tada nerekomendavo daug valgyti 7 kiaušinių per savaitę, dabar vaikams rekomenduoja valgyti ne mažiau 12-14. Tai saugosim žmogui 14-20 kiaušinių per savaitę idealu ir gerai būtų, kad jie liktų pilni. Nes jeigu jūs valgysit dalį pilno kiaušinio, dalį tik trynę arba baltymą, dažniausiai trynį išmeta baltymą, jūs išardot visą pilną grandinę aminorūgščių. Dėl to valgyti pilnus kiaušinius. 20 per savaitę, tai yra 3 per dieną, jokių problemų. Pusryčiai 3 kiaušiniai tiks ir tikrai nesugadins sveikatos nei vienam iš jūsų. Cholesterolio mitais apipintas vis dar turbūt yra kiaušinis, tačiau kiaušinis su cholesteroliu beveik nieko bendro neturi. Apie cholesterolį mes taip pat pašnekėsim, tačiau po kokių 3-4 laidų. Tada aš jums paaiškinsiu apie kiaušinius. Ir šis laikais toks vaizdas, kad naujausi tyrimai visada turėtų nubraukti senesnius tyrimus ir mes turėtume tik naujausią medžiagą tyrinėti, bet tai yra netiesa. Imkim kultūrizmo pasaulį, nuo 30 metų atgal, legendinius kultūristus, Schwarzeneggerį
Ir, turbūt, kas gal daugiau nežino, kad varšvas negi, jie kiaušinius valgydavo savo. Daugybė per savaitę po keliasdešimt kiaušinių, gal kiek ir daugoka. Ir visi jos ten labai peikdavo dėl jų galimos sveikatos, aišku, jų sveikatos dažnai ir supaprastėdavo, bet ne dėl kiaušinių, dėl, aišku, anabolinių steroidų naudojimo. Tai va, kiekvieną kartą, kai skaitau vis naują knygą, naujesnė kiaušinių kiekis vis didinimas ir didinimas. Tai va, nepulkit tikėti pirmą išgirstą informaciją, kartais ta daugybės metų praktika yra teisingas atsakymas. Nes kiaušiniai anksčiau buvo labai peikiami, tačiau dabar vis labiau išteisinami. Tad nebūtinai naujausi tyrimai yra teisingiausi. Taigi, kiaušinių 14-20 puiku. Vaikams iki 12 kiaušinių per savaitę, tai po 2 į dieną, saugusiam po 3 į dieną, jokių problemų. Aišku, privilegija būtų valgyti ekologiškus kiaušinius. Jeigu turit močiučių ten ar senelių ar kažką pažįstamų, kas patys augina, valio. Jeigu nepirkite ekologiškus, jie tik šiek tiek brangesni. Jeigu neįperkate ekologišką, aišku, naudokite paprastus, nes tai iš tikrųjų pats geriausias baltyminis šaltinis, koks tai gali būti gamtoje. Derinti augalinius ir gyvulinius, kaip ir minėjau, šaltinius yra puiku dėl organizmo šarmingumo. Po 40 metų poreikis didėja, taip, nes jau kaip ir minėjau, maždaug po 1% per metus mes netenkame savo raumeninės masės. Su raumeninės masės netekimu mes netenkame ir kitesnio metabolizmo, taip pat jėgos, stabilumo, ką gali dar raumenis duoti. Taip pat, jeigu, kad ir mes mažesnį raumenų kiekį turim, tas poreikis baltymų praktiškai sumažėja. Jis lieka toks pat, ir tik tai kokybė turėtų būti kuo toliau, tuo vis geresnė. Nes visgi baltymai nėra lengvai virškinamas produktas, tai jeigu jau juos virškinkim kuo aukštesnės kokybės. Apie pusiausvyrą tarp rūgštinių šarminių šaltinių jau pasakiau. Taigi, svarbiausia baltymų kokybė. Sveiko, stipraus, energingo kūno pagrindas. Va taip. Kažkas vienas žiūri turbūt. Vilma, čia tu. Ačiū tau, kad žiūrėjai. Jeigu turėsite klausimų, galite būtinai rašyti. Šitos kol kas pirmos laidos, jos labiau informacinės. Ačiū už pliusiuką, už liuksą. Po to laidos bus šiek tiek įdomesnės, mes jau panarstysim šiek tiek daugiau. Kalbėsime apie cholesterolį, apie uždegimus, apie gliukozę. Nors apie tai aš jau užsiminiau ir per angliavandenius, bet aš jums turiu pasakyti tokią bazinę informaciją, kurią kiekvienas turėtų žinoti. Viskas, ačiū, kad buvote ir iki.